Sveiki! Šią savaitę Lietuva minėjo sausio 13 dieną. Ar tikrai buvo tiek daug aukų sausio 13 dieną? Ar tikrai tai buvo rusų tankai? O ką dabar čia veikia NATO tankai? Ar tikrai mes iškovojame laisvę? Matote, aš nepateikiau jokių argumentų. Aš tik užduodu klausimus. Ir taip veikia propagandos mechanizmas. Pasėti abejonę. Ar tikrai Lietuvai reikalinga energetinė nepriklausomybė? Ar mums reikalinga tradicinė medicina? Juk tiek žmonių žūsta po operacijų. Ir čia nesvarbu jūsų argumentuoti atsakymai, tyrimas, mokslas. Šiuolaikinės juodosios propagandos tikslas tiesiog, kad jūs įsiveltumėt į diskusiją. Ir jei jūs į tą diskusiją įsivėlėt, bingo, tikslas pasiektas. Aš mačiau, kaip Olegas už ranką laikė mažą mergaitę. Ar jums neatrodo tai keistai? Olegai, ar jūs nesat pedofilas? Šiaip čia mano dukra ir aš turiu žmoną. Ar tikrai? Tai, prašau, įrodykit tai. Jei jūs įsivėlėt į diskusiją, jūs pralaimėt. Nes įrodinėdami, kad nesat pedofilas, atrodysit, keistai. Juodosios propagandos pranašumas juk jį neneša jokios tiesos, o tik bando sunaikinti egzistuojančią tiesą. Užduodam klausimus. Aišku, kritinis mąstymas yra labai svarbus. Žmogus turi abejoti. Ir čia pagrindinė problema, kurią spekuliuoja juodoji propaganda. Nukreipti jūsų kritinį mąstymą, kurį jūs galėtum, pavyzdžiui, nukreipti į konstruktyvę diskusiją, į dekonstruktyvę pusę. Pavyzdžiui, ar tikrai reikalinga konstitucija ir įstatymai? Ar išvis egzistuoja demokratija pasaulyje? Abstrakčiai, filosofiškai tokie klausimai nėra blogai, bet propaganda visą laiką turi tikslą. Pavyzdžiui, sausio 13 dieną atsitiktinai paklausti, ar tikrai mes Lietuvoje esame laisvi? Ar tikrai visi žmonės, kurie žuvo, žuvo nuo tankų? Ar šio klausimo tikslas padiskutuoti apie laisvę? Tikrai ne. Šio klausimo tikslas suabejoti sovietų agresiją ir suabejoti Lietuvos laisvės idėją. Taip pat juodoji propaganda mėgsta viską ištraukti iš konteksto ir lygint nepalyginamus dalykus. Į vieną klausimą sudėti visiškai nesusijusias temas. Tada buvo rusų tankai, o dabar NATO tankai. Tada neturėjom savo valiutos ir dabar neturim savo valiutos. Per nepriklausomybės metus iš Lietuvos išvažiavo 870 tūkstančių lietuvių. Sovietų režimo aukų buvo 370 tūkstančių. Tai koks režimas blogesnis? Kaip suprantat klausimų struktūrą, klausimai sudėti iš dviejų skirtingų temų. Pavyzdžiui, klausimas: per nepriklausomybės metus iš Lietuvos išvažiavo 870 tūkstančių lietuvių. Sovietų režimo aukų buvo 370 tūkstančių. Tai koks režimas blogesnis? Šitame klausime lyginama nepriverstinė emigracija ir trėmimai per prievartą. Čia taip pat kvaila, kaip lygint būto atimimą ir būto pardavimą. Nors ir čia rezultatas atseit toks pats. Tu neturi būto. Arba tipinis klausimas: o kam laisvė, jeigu mažos pensijos? Laisvė yra laisvė, mažos pensijos yra mažos pensijos. Čia dvi skirtingas temas. Bet bandoma socialinę problemą sujungti su sąvoka laisvė. Atseit laisvė būtų problemos priežastis. Taip pat negatyvi propaganda mėgsta užduoti retorinius klausimus. Ar tikrai nesame priklausomi nuo NATO? Tai ką, Lietuvoje dėl visko kaltas Putinas? Ir jie net nenori išgirsti jūsų atsakymų. Ir tai psichologiškai patogesnė strategija. Nes jūsų atsakymai jie reikalauja mokslo, kažkokių tai faktų, statistikos, duomenų. Klausimai nereikalauja nieko. Tai yra tiesiog klausimai. Bet idėją ir mintį perteikt gali. Ypač šiandien, kai informacijos ir faktų yra labai daug. Ir paprašiau perteikti savo mintį per klausimą. Ar tikrai Dalia Grybauskaitė yra KGB agentė ir nemyli Lietuvos? Jūsų atsakymai niekam neįdomus. Klausimas jau užduotas, abejonė jau pasėta. Mano mėgstamiausio kanalo Russia Today šūkis Question More. Daugiau klausinėk. Taip pat juodoji propaganda mėgsta iškreipti jūsų teiginius ir primesti savo interpretaciją, savo naratyvą. Tipinis pavyzdys – bandymas Lietuvoje sukurti isterijos iliuziją aplink temą Rusai puola. Bandymas primesti, kad mes visur ir visada dėl savo vidinių problemų kaltinam Rusijos agresiją. Juk mes matome grėsmę ten, kur jos nėra. Jau Putinas jūs užpuolė, visur matot Rusijos ranką. Ir bandoma primesti, juk Rusijos agresija yra mūsų paranojos problema. Juk tam nėra pagristumų. Juk nebūtų karo Ukrainai ir karo Gruzijai. Ir bandymas sukurti isterijos iliuziją aplink temą Rusai puola, tai bandymas supaprastinti sudėtingesnius procesus.
Ir tai yra bandymas primesti, juk visa Lietuvos žiniasklaida apie tai tik ir rašo. Juk mes neturime ką veikti ir sugalvojam tokią temą - rusai puola. Nors niekas iš racionalių politikų arba žurnalistų Lietuvoje nesakė, kad dėl mažų pensijų, pavyzdžiui, kaltas Putinas. Kalbant apie propagandą aplink temos rusai puola, iš esmės tai yra bandymas nekalbėti apie esmę. O esmė yra Rusijos agresija. Na ir pabaigai. Neseniai buvo paskelbti šauktinių sąrašai ir vienas mano pažįstamas, kuris gyvena Londone, pateko į tos sąrašus. Ir jis pasakė, niekur aš netarnausiu, nes ką ta Lietuva man davė. Na, tai yra laisvas pasirinkimas, bet būdamas Londone tiesiog pagalvok. Lietuva tau davė galimybę laisvai iš jos išvažiuoti. Ir ji tau duoda galimybę priverstinai nemylėti savo valstybės. Tu tom galimybėm ir pasinaudoji. Ir tai yra laisvė. Tai vertink bent tiek. Štai tokia buvo savaitė. Kita bus geresnė. Iki.